Justina. Labas. Mes čia, žinai, prieš tai daug laiko prakalbėjom apie vienus kitus dalykus ir aš vis laikas, kad bus sunku pakartoti. Šiandien mes turim pokalbį apie spiruliną. Taip. Gerai, dabar papasakok dar kartelį. Kas aplamai yra spirulinas? Žinau, kad daromas iš dumblių ir kokia jo nauda apie įmonę, kurią atstovauji. Tiesiog pabandykim vėl iš naujo. Jo, mes iš tikrųjų 1,5 valandos taip turiningai prabendravom. 1,5 valandos. Greitai laikas praėjo. Ir tikrai pakartot gal ir nesigaus, bet aš net neabejoju, kad gausis dar geriau. Spirulina. Spirulina tai yra bakterija, net ne visai dumblis. O. Taip. Bet gal ne visai apie tai, kodėl apskritai esu čia. Tai mano pačios paieškos atvedė mane į šitą tašką, nes pavargusi buvau nuo gausos papildų, kosmetikos, sprendimų paieškų ir visą laiką buvo tokia viltis, gal toks vidinis troškimas, galvoju, jėtų, kaip aš norėčiau, kad viskas pavyktų pritaikyti tą patį produktą ir iš išorės į vidų ir iš vidaus į išorę, ne? Ir šiuo atveju mane ir atvedė prie to dumblio, prie spirulinos, Pasaulio sveikatos organizacija, kurios teigimu ir yra numeris 1 produktas pagal savo vertę, žmogaus kūnui, pagal savo naudą, sudėtį, na tikrai nebereikalo jo kosmose augina. Jo, šitą iš tikrųjų faktą nežinau, kad kosmose yra auginamas. Taip. Tai kodėl sakykime, būtent ir kuriam produktus, kodėl juos vystom, tai visų pirma savo. Tikrai nuoširdžiai sakau, kad savo, nes paieškos jos buvo begalinės, kaip vienu ypu susitvarkyti veido odą, kaip tiesiog atstatyti energijos balansą, o finale gaunasi taip, kad sukūrėme unikalų produktą, kuris ne tik atstato, padeda, papildo, bet ir labai lengvas naudoti. Ir aišku, tinka absoliučiai visiems. Kai kalbam netgi juokam, sakom, kad čia negali būti valiklio, kuris viską išvalo, tai labai džiaugiamės, kad mums pavyko sukurti bent jau produktą, kuris viską padaro. Tai kosmose vis tiek. Tai yra mintis. Su kokiais iššūkiais iš tikrųjų susidurėt dabar, bet šiai dienai? Produktas unikalus, tinka viskam, pakeičia labai daug dalykų, bet vis tiek iššūkių turime. Tai pirmiausias iššūkis buvo, kodėl jis šitiek metų žinomas ir neveikia. Taip. Šiaip spirulino naudą, dabar mes prieš tai irgi diskutavom, įvedus į Google, tai yra kalnas tos informacijos. Begalė. Ir atsirinkti, kas kur kaip, vieni iš dumblių gamina, kiti tenai augina. Žinau, kad Lietuva yra, kurie augina spiruliną. Bioreaktoriai. Tai tokia, kur, tai žinai, toks įdomus dalykas, jo yra tiek daug, tai o su kokiais iššūkiais jūs susidurėte? Tai apie spiruliną tai yra labai paprasta istorija. Visos veikliosios medžiagos, kurios yra unikalios, kurios yra jos kaip sudėtinė vertė, jos yra uždarytos membranoje. Ir ta membrana jinai prilyginama graikiniam riešutui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes jeigu ją ir valgom pudros pavidalu, kažkiek yra apvirškinamos tos maistingos medžiagos skrandžio per suardytus fragmentus susmulkintus, bet tikrai ne taip ir ne tiek, kiek jos potencialas yra bendrai paėmus. O kodėl? Todėl, kad mūsų skrandžio rūgštingumas turi būti pakankamai, gan stipriai didesnis, kad jisai ją virškintų. Tai šiuo atveju mūsų mokslininkam, būtent Lietuvos mokslininkam, pavyko suardyti membraną saugiai, nepažeidžiant jos turinio, tai yra fitonutrientų, ir išleisti į skystą terpę, kada jau mūsų kūnas gali laisvai pasisavinti. O kas liečia Fitoteros komandą, mums pavyko sukurti produktą, kuris būtų vandens pagrindu, kuris būtų purškiamas į burnos gleivinę ir kuo puikiausiai pasisavintų per poras į mūsų kūną,
O kas liečia iššūkius su pačiu produktu, jų labai daug. Jų labai daug. Mes užtrukom tikrai ne vienerius metus kurdami dėl to, kad pagrindinė užduotis yra ta, kad negali spirulina būti absoliučiai kaitinama, kadangi jinai turi labai daug baltymų ir mokslo teigimu spirulina turi daugiau baltymų negu mėsa, žuvis, pieno produktai, kiaušiniai, ne, kad 1 gramas spirulinos turi tiek pat karotenoidų, kiek kilogramas morkom. Tai jūs įsivaizduokit, palyginta, ne? Šiais laikais, kai tiek skubam, tiek bėgam, kai nėra kada tų morkų nei valgyti, nei sulčių gert, turėti produktą, ne, kuris tai atstotų. Bet mes negalim kaitinti, mes negalim kažkokių tai būdais kažkokiais stabilizuoti to produkto, užtat jisai iš tikrųjų eilę metų buvo nelabai pasiekiamas žmonėm kaip vartojimas, nes tik tai pagaminus, jis turėdavo būti iš karto suvartojamas ir komercializacijoje išlaikyti to produkto gyvavimo metus, 2, ne, kaip lentynoje stovinti tikrai buvo sunku, tai šiai dienai jau išsisprendėm. Super. Turim produktą, kuris ir išlaikė savo savybės ir stabilus ir turi tą pačią naudą, apie kurią ir teigia Google'as mums paguglinus. Praktiškai viską galim. Dabar jo naudojimas pats tikrai, žinau, pas tai yra taip, purškiamas ant odos ir į burną. Tai pati spirulina, unikalumas jo, sakykime, yra tas, aš kodėl daugiau kalbu apie pačią spiruliną, kad būtų vartotojai aišku, kad tai nėra kažkoks eilinis stebuklingas produktas. Tai yra mokslo ir inovacijų dėka adaptuotas unikalus produktas, šiai dienai žmogui lengvai prieinamas. Tai yra tiek išoriniam naudojimui ant odos, tiek ir vidiniam į mūsų organizmą, kad papultų. Ir mes sukūrėm tokį simbiotinį produktą, kurio praktiškai yra identiška sudėtis, kas liečia veido odą. Tai yra serumo pavidalu drėkinti, atstatyti, maitinti mūsų odos paviršių. Ir jau irgi vandens pagrindų purškiamą produktą į burnos gleivinę, kada mes galime tiesiai iš karto vos ne kaip per kraujo sistemą gauti. Tai čia Phytotera yra produktas, taip? Taip, taip. Jo, dabar yra ekranas, aš kaip tik jos pajungiu žmonėm, kad būtų truputėlį susipažinti apie jį. Aha. Kad yra ir serumas, purškiamas. Tai apie patį šitą produktą. Taip, mes tik pakeitėm naujas pakuotės, tai paveiksliuke matome šiek tiek senesnius produktus, jau turime naują ir aišku tobulinsime, plėsim, vystysim produkto asortimentą. Dabar apie patį įmonę. Kiek laiko jinai egzistuoja? Pati Phytotera visiškai gimė ne visai su spirulina susiję. Išlės. Nes dabar mes, kaip kalbėjom, sakai, 3 laboratorijos, 12 žmonių. Tai mūsų komanda yra iš tikrųjų mokslininkai. Tai yra, mes bendradarbiaujam su Vilniaus universiteto mokslininkais. Pačius pirmus produktus mums gamino Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Ir ta tyriamoji inovacinė veikla, jinai savaime suprantama buvo pirmiausia pajungta į tai, kaip suardyti membraną. Nes pagrindinė užduotis, ties kurią mes šitiek metų ir praleidome, tai yra kaip atidaryti tą ląstelę, kaip išleisti veikliąsias medžiagas į skystą terpę, taip kaip jų nepažeisti ir jau po to, kaip pagaminti tą produktą, kad jis išlaikęs visas savo savybės, dar būtų pasiekiamas vartotojui, taip. Tai pati Phytotera, jinai gimė su ta mintim, kad tiesiog aš pati sugalvojau tą pavadinimą, nes Phyto yra gyvybė, gamta, kaip galima sakyti, Terra yra planeta. Ir buvo pati pirma mintis ir kurti produktus iš natūralių augalinių ingredientų, ties kuo beieškant tų ingredientų buvo prieita prie spirulinos. Tiesiog labai paprastai ieškom, o kurisgi geriausias? Ir radom geriausią. Ir jau po to bendradarbiaujant su moksliniais centrais buvo pasiektas tas rezultatas, kad šiai dienai jau turim ir stabilizuotą produktą ir labai gražų pavadinimą. O komandoje žmonių yra tikrai ne vienas, ne du ir tų laboratorijų, su kuriam bendradarbiavom taipogi. Dėl to, kad tiesiog pajungta yra mokslinė visa bendruomenė į šitą projektą.
Todėl, kad ateitis, aš labai tikiuosi, kad mes kursime ne tik tai papildus, ne tik tai kosmetiką, bet ir gydančias savybės turinčius produktus. Nes mes čia kalbėjom truputį apie longevity dabar, bet kalbam apie to, kad ilgesnis žmogus gyvenimą ir tai šitas produktas tampa šito klausimu vos ne numeris 1 ir pasaulyje. Longevity tai žinoma yra trendas, tai dabar vienareikšmiai trendas, taip, tai yra kaip stabilizuoti mūsų kūnų funkcijas, kad mes galėtume gyventi kuo ilgiau, taip. Tai pati pirma užduotis, bet kokio papildo ar kosmetikos gaminio, tai yra mūsų kūną skatinti, gaminti tiek ir to, ko reikia mūsų organizmui, taip. Tai yra ne tai, kad mes čia pastoju turim papildyti, nu tai savaime suprantama, taip. Bet kaip padaryti, kad jisai ir funkcionuotų toliau pats savarankiškai ir nepriklausomai, tai pagrindinė bazinė kūno priežiūra ir prasideda nuo imuniteto stiprinimo, nuo ląstelės maitinimo, taip. Šiuo atveju mes tikrai atitinkam šitą kūno poreikį su šitais produktais. Ja, nes čia mes prieš tai irgi diskutavom ir žinai, kitą kartą labai sunku patikėti, gali produktas, kuris tiktų visiems nuo visko ir padės maksimaliai gerai, nes vis tiek mes esame įsitikinę, kad būtinai reikia šito nuo vieno dalyko, šito nuo kito dalyko, šito dar nuo kito dalyko ir tada prasideda, kad mes atsidarom tą, kaip ir filmus rodo, žinai, atsidarom vonioj vaistų šitą dėžutę ir ten, žinai, pridėta kalnas ir tada, žinai, reikia šito ir kiekvieną rytą, žinai, kalnas tų visokiausių tablečių papildų ir taip, tai, tu, žinai, toks sunku, tai kai kuriam gal ir gali būti sunku patikėti, kad, žinai, galima turėti vieną tiesiog kaip burno purškiamo produktą, kuris įsprendžia praktiškai viską. Taip ir yra. Taip ir yra. Jis ir visą laiką ir sprendė, bėda tik buvo ta, kad pasisavinimas buvo labai ribotas šito produkto. Tai mokslinis pasiekimas jisai yra vien tik tai ta prasme, kad tapo prieinamas taip įsisavint. O šiaip nebereikalo mes ir sukūrėm jos 2, tik tai 2. Vienas veido, kitas kūnai. Tam, kad realiai parodyti, jog va, tai ir viskas, tai ir to ir pakanka. Savaime suprantama, rinka jinai reikalauja savo diferenciacijos, pozicionavimo, tai tikrai mes galim sukurti ir mistą, ir kremą, ir tikrai dažnai klientai ir sako, kodėl neturit kremo, na, todėl, kad serumas veikia geriausiai, stipriausiai ir iškart skverbėsi ten, kur jisai turi papulti, bet gamybos linija jinai tikrai plečiama ir formulės yra kūriamos su nuostabiais partneriais gamybos srityje. O kas liečia maisto papildus, tai jau atsiras junginiai, kurie taipogi atitiks longevity, sveikos gyvensenos, ilgamžiškumo konceptą. Jo, tai kiek suprantu, dabar pats, žinai, šitas jūsų produktas, tai nėra tas vienas tokių pagrindinių fokusų turėti tą tokį patį produktą, bet jūs sukūrėt nuostabų produktą, kuris tinka ir jisai turbūt labai gerai, efektyviai sąveikauja su kitais. Taip. Mes prieš tai kalbėjom, kad, tarkim, CBD ir jūsų produktą turėti tokiam vienam purškiamam dalyke, kas iš esmės žmogui padeda jau per keletą skirtingų, ne tik tai CBD ir mūsų nerviniai sistemai padeda ir čia sprudina pradeda veikti mūsų visą aplamai, longevity ir sveikatą. Taip. Tai toks, kur irgi, kiek suprantu, tas vienas fokusas dirbti su kitais ir papildyti. Pati spirulina turi savyje visas pakeičiamas ir nepakeičiamas amino rūgštis. Taip, jinai turi chlorofilą, jinai turi karotenoidus, jinai turi fikocininą. Tai fikocininas tai yra veiklioji medžiaga arba tas mėlynasis pigmentas, dėl ko spirulinos vertė yra pati didžiausia. Bet ką mes turim bendroj sumoj jungiant ją su kitais produktais, tai tiesiog dėka amino rūgščių esančių sudėtyje, gerėjant medžiagų apykaitai, gerėja ir kitų produktų pasisavinimas, taip. Tai tas pats sakytina yra apie kosmetikos gaminius, tas pats yra ir apie maisto papildus, tai galėtų būti kaip čia vadinamas pre-workoutas, prekursoris, kuris tiesiog skatina pačios ląstelės gebėjimą ne tik tai funkcionuoti, jos energiją vadinamą mitochondriją, jos lygį, bet lygiai taip pat ir geriau
į save įsidėti pačiam kūnui, pačiam organizmui produktus, su kuriais jisai pildomas yra iš paskos spirulinos. Ir labai įdomus dalykas, pas jumis jis nėra termiškai apdorotas, net šviečia violetiniai. Taip. Jo, mes galima parodyti, nes tikrai labai buvo įdomu. Štai mes turime šitą purškalą, tai yra purškiklis į burną ir jo švitėjimas yra, jeigu matosi, aišku, yra violetiniai, tai dėka fikocenino, kuris šiai dienai yra pripažintas antimikrobinis, antibakterinis, antiuždegiminis ir visoks koks gydantis onkologiją, Alzheimerio ligas. Tai dėl to, kad mes išlaikom spirulino šitą produktą gyvą ir mūsų produktas jisai violetiniai švyti. O naudojamas labai paprastai, tiesiog į burnos gleivinę. Viskas labai skanu iš tikrųjų. Mhm. O kiek reikia po purškimų? Iš esmės tai yra rekomendacijos, kurias mes turime ir remiamės claimsais, tai yra moksliniais tyrimais, kad pagal esamą dozuotę, kokie yra produktai, užtenka 3 papurškimų ryte, aišku, rekomenduojama po liežuvio arba tiesiog į žandą papurkšti 3 kartus, tuščio skrandžio geriau. Ir nereikia nieko užsigerti? Ne, tikrai. Gal netgi ir geriau, kurį laiką nenuskalauti jokiais gėrimais. Tiesiog per burnos visą gleivinę. Šiek tiek, kuriam laiku, taip. Tai iš tikrųjų pats produktas jis be galo lengvai naudojamas. Yra bėda tik tai tame, kad jau jo į paplūdimį nelabai rekomenduojam su savim neštis ant saulės, nes tai yra pakankamai jautrus temperatūriniam režimam, tai jau laikyti rekomenduojam šaltai. Jo, bet jeigu tai vieną kartą dienoj ir ryte, tai toks, kur jau susam visą dieną nešiotis kaip ir... Nors daug kas, aš sakysiu, daug kas merginos mėgsta viską susimesti rankinuką ir susam turėti visada. Toks, bet galim turėti va toj lentynėlį jau išėmus didžiąją dalį, ko nereikia, turėti šitą produktą. Taip, tai kas liečia kūną, yra iš tikrųjų ir atlikti ir tyrimai, ir jų tikrai begalės, jeigu taip pat žiūrint ir tą patį Google, kaip spirulina padeda, ką jinai gero daro, kaip ištvermė gerėja, ne, kaip sportiniai pajėgumai įvairūs, ne, kiek baltymų kūnų labiau aprūpinama. Jau nekalbant apie tai, kiek kosmetikos gaminys jisai atlieka gydomasias funkcijas ir healing funkcijas. Taip. Tai ar tai būtų nudegimai ir sužeidimai, begalės tyrimų, begalės mokslinių straipsnių. Vienintelė problema, kurios nebuvo niekaip kaip išspręsti, tai įsisavinimo klausimo, kuris šiai dienai jau irgi yra išspręstas. Džiugu. Dabar galvoju, o kas toliau po viso šito produkto? Tai iš principo mes jau dabar juos kaip ir komercializavom ir pristatom kiekvienam žmogui kaip prieinamą ir tikrai nuostabų įrankį, padėsiantį geriau ir sveikiau gyventi. O tolimesnė mūsų tyrimo plėtra, jinai yra daugiau sėtina jau su gydomąja linija. Tai yra tam, kad toliau kurti produktus, kurie galėtų jau atlikti tikrai gydomąją funkciją. Tai yra ir odos gydymui, ir organizmo, tiek imunitetų stiprinimui, tiek antiuždegiminiam, tiek antivirusiniam. Ja, tai toks, kad turbūt tie, kad žiūri, kad suprasti, kad įmonės tikslas nėra sukurti produktą ir jį parduoti. Tai yra tiesiog vienas iš tokių priemonių, kad būtų galima tęsti tyrimo žmogaus sveikatingumo kelyje ir toliau tobulinti. Taip, tikrai taip, dėl to, kad spirulina jinai plačiai žinoma kaip antivėžinis produktas ir yra begalės mokslinių tyrimų, kaip minėjau, kurie yra pasiekiami ir paprastam vartotojui, jeigu kam iš tikrųjų yra įdomu, tai Google'as tiesiog mirga marga, tai mes labai norėtume iš tikrųjų prisidėti prie šitų temų ir aš net nebejoju, kad mums tai pavyks. Tvarkoj, aš tokia, kalbėjom tai, kad turėti kažkokią tai seriją apie šitą, tai turbūt bandysim toliau plėtoti, kaip įmoniai sekasi, kokios yra backgroundas, iššūkiai, su kokiais susiduria ir koks yra pasiektas atitinkamas procesas.
Tai dabar iš tikrųjų, žinot, gal, kaip sakau, gal tas toksai pirmas etapas, kai pamatėm, kokie nuostabus produktai, tai yra labai didelis noras įvairiausių jų turėti, tai yra sukurta apie 40 jų pozicijų. Aš iš tikrųjų kartais net pasižiūriu su tokia baime, galvoju, nejaugi tai tikrai tiesa, nes nuo plaukų iki kaukių, šampūnų, kremukų ir taip toliau. Tai vat eina etapas, kada yra kūrybos atsirinkti, kokios produktų pozicijos toliau stosis rinka. Ir komercializavus pilnai produktų liniją, mes toliau investuojam į pačios žaliavos tobulinimą. Taip. Tai yra numatyta tikrai nemažai produktų ir klasių, ir pozicijų, kada naudodami šitą unikalią bazę mes galėsime kurti toliau į rinką produktus, kurie realiai daro viską. Jeigu paimant plaukų priežiūros priemonės, taip kaip yra svarbu juos aprūpinti maistingom medžiagom ir kaip yra sudėtinga, kaip čia pasakyti, dirbtinai sukurti tokią formulę, kokią turi iš gamtos produktas. Taip, nes čia prieš tai kalbėjom, kad be cheminių dalykų kitą kartą labai sunku sukurti stabilų, kuris lentynoje užbūtų. Jo, ir jeigu patimant tiesiog sudėti, labai paprastai, kaip mes ir galim pateikti, tai pati spirulina, čia ne tai, kad, vėlgi pasikartos, ne tai, kad kažkoks produktas unikalus, bet pati spirulina, jinai turi ir fikocianiną, ir chlorofilus, karotenoidus, visas pakeičiamas, nepakeičiamas aminorūgštis, vitaminus A, B, D, E, mineralus, kaip kalcių ir tiesiog pati ta sudėtis, jinai iš tikrųjų unikali, aprūpinanti mūsų kūną ir šiuo atveju toks lašas, kad ir į gėrimą produkto sintetiniu būdu, praktiškai labai labai brangiai kainuotų sukurti. Taip. Ir gal toks dar klausimas. Koks yra dabar artimiausias kitas produktas, kuris turėtų išeiti? Iš tikrųjų, mes dabar kaip tik eksperimentuojam ir spiruliną maišom su kitais ingredientais, tiesiog kad papildyti pačios spirulinos sudėtį. Tai viena iš tų minčių yra ją derinti su kanapės sėklų aliejum, kad papildyti omega rūgštim, bet kaip ir mes šiandien kalbėjom, galbūt su CBD galima būtų ją derinti. Tai tokį turim norą pilnai sukurti produktą, kur jau jam nebebūtų ko pridėti. Ir tie sprendimai, jie yra tokie startiniam tyrimo etape. Tai turbūt aš norėsiu dabar padėkoti už mūsų šitą susitikimą, už tą 1,5 valandos pokalbį prieš tai. Ir atrodo, kad kažkaip nelabai jau yra ir ką pasakyti, ne? Tai aš dažnai ir būna, kad sakau, mažiau pasiruošimo, daugiau išeina tokių dalykų, bet mes ten buvo nuo šito produkto nukrypimo iki kitų gyvenimiškų įvykių. Tačiau aš tikiuosi, tie, kurie dabar žiūrėjo, truputėlį daugiau susipažino apie produktą, apie spiruliną ir bandysime tęsti toliau šitas temas. Tai noriu padėkoti, kad atvykai, pasidalinai informaciją ir dėkui tiem, kurie visi žiūrėjo.